Sveiki dar kartą. Šiandien pratęsime mokomųjų vaizdo klipų ciklą būsimiem vairuotojams. Praeitą kartą kalbėjom, kaip tinkamai atlikti tunelio pratimą arba dinaminio gabarito pratimą. Šiandien pakalbėsime, kaip tinkamai priparkuoti automobilį lygiagrečiai prie šaligatvio. Pakalbėsime apie visus niuansus. Galime pradėti. Taip, artėjame prie lygiagreitaus parkavimo pratimo. Tai mūsų tikslas sustoti prie tų 4 gairelių, kurios šiuo atveju reiškia tarsi automobilio imitaciją. Tai mums reikia važiuoti link jų, arčiau jų, laikantis maždaug iki metro atstumą. Per arti, aišku, važiuoti nereikia, nes kitaip pavojinga nesilaikyti atstumą, tai reikia laikytis per maždaug atidarytų durelių atstumą. Taip, kad matytume, kad galėtume pilnai dabar atidaryti dureles. Ir sustoti tokioj vietoje, kad per kairį, dešinį keleivio pusės langą galinį matytume gairelę vidury maždaug to lango. Tada vėlgi neskubėtume. Turime pasireguliuoti dešinį veidrodėlį žemyn, kad matytume vėliau parkuodami šaligatvį, kad jį neatsitrenktume. Ir vėlgi, įjungiame posūkį ir pradedame pratimą. Nuo šitos padėties, kaip minėjau, kai matome gairelę, arba kitaip šnekant automobilio šoninį kampinį tašką vidury mūsų galinio lango šoninio per viduriuką maždaug. Tada sukame vairą į dešinę, užsukinėjame vairą pilnai, pakreipiame automobilį maždaug 45 laipsnių kampu. Tačiau tą kampą reikia įsivaizduoti. Įsivaizduokime, maždaug yra kažkur dabar 5 laipsniai. Tada ištiesinam vairą pilnai, važiuojame tiesiog atbulomis, kada mūsų automobilio dešinysis kampas maždaug sutaps su automobilio to, kuris stovi tenai priparkuotas prie šaligatvio, kraštu tuo, plius minus. Toj vietoje užsukinėjame vairą pilnai į kairę, artėjame link šaligatvio, stebime šaligatvį, kad važiuotume link jo kaip įmanoma arčiau. Vairu, kas įdomu, galime dar pareguliuoti važiavimo trajektoriją. Kitaip šnekant, jeigu norime, kad neartėti prie šaligatvio, maksimaliai turime dabar būti užsukę vairą. Jeigu norėtume, kad automobilis dar labiau priartėtų prie šaligatvio krašto, galėtume šiek tiek pasukti vairą dar dešiniau ir tokiu būdu automobilis tarsi po truputį dar artėtų. Ir kai matytume, kad mus jau tenkina tas atstumas, kurį mes matome per veidrodį, tada beliktų ištiesinti jį galutinai, dabar jis išsitiesina, tada belieka ištiesinti vairą ir šiek tiek pavažiuoti priekį tam, kad privažiuotume prie priekį esančios linijos, bet jos jokių būdų nepravažiuotume. Tai čia reikia pajausti. Maždaug įsivaizduokim taip. Priekį turi būti atstumas nuo metro iki 2, nedaugiau negu 2 metrai, bet nearčiau negu metras. Nes metras žymi tą ribą, kur yra ta linija priekyje, kuri skiria jau mūsų parkavimo vietą nuo tos parkavimo vietos. Ir galima išlipti, jeigu ką, pasižiūrėti, įsitikint, ar viskas gerai gavosi. Taigi, žiūrim lauke. Taip, tai yra priekinė linija, kurios negalima jokių būdų kirsti, turi būti nuo jos į tą pusę nedaugiau negu metras. Ir tada nuo šaligatvio, jeigu nesunku, galime pasižiūrėti, kas gavosi, turi būti iki 40 cm atstumas. Tai šiuo atveju yra apie 30, mano pėda yra apie 30 cm, tai grubiai čia yra 30 cm. Galėtų būti automobilis šiek tiek ir toliau, bet, sakykime, jeigu būtų atstumas nuo 40 iki 80 nuo šaligatvio krašto, jau gautume klaidą, o jeigu sustotume dar toliau, daugiau negu 80 cm atstumu, tuomet gautume kritinę klaidą. Aišku, jeigu sustotume čionai priekiu ir mūsų automobilio priekis, bamperis, kitaip šnekant, dengtų tą liniją, irgi gautume kritinę klaidą.